Labas vakaras, iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai liko 6 savaitės. Tad kaip vyksta paskutiniai pasiruošimo darbai, laidoje matysite. Kaip leidžiami pirmininkavimui ES tarybai skirti pinigai, taip pat kokiais automobiliais važinės ir kokį vandenį gers svečiai. Pokalbis studijoje su Seimo Europos reikalų komiteto vadovu Gediminu Kirkilu. Techninių požiūrių, visais kitais aspektais organizacinių mes esam pasiruošę, o jau politikai, ministrai įdės turinį į tą pasiruošimą. Dalis ministrų posėdžiams pirmininkauti ketina lietuviškai, tad apie vertėjų darbą ir kaip jie ruošiasi pirmininkavimui. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai biudžetas viršija 200 milijonų litų. Iš jų komunikacijai ir reprezentacinėms reikmėms ketinama skirti 17 milijonų. Taigi, pirmininkavimas tai ne tik matomumas Europoje ir galbūt pasaulyje, bet ir galimybė užsidirbti Lietuvos verslininkams. Pareigūnams teko ieškoti rėmėjų ir skelbti kone 100 viešųjų pirkimų konkursų. Pirmininkavimui reiks nuo šratinukų iki automobilių svečiams ar specialios kompiuterinės įrangos. Pasak Užsienio reikalų ministerijos atstovų, susidomėjimas viešaisiais pirkimais yra didelis. O daugelis logistinių dalykų jau yra išspręsti. Tad pažiūrėkime, kokiais automobiliais važinės svečiai ir kokį vandenį jie gers. Bendradarbiauti su verslo įmonėmis įprasta visose ES tarybai pirmininkaujančiose šalyse. Paslaugas per pirmininkavimą bendrovės teikia neatlygintinai. Taip taupomos pirmininkavimui skirtos valstybės lėšos, o įmonės turi galimybę reklamuoti savo vardą, produktus, ieškoti naujų partnerių. Dažniausiai sutartys sudaromos su ryšio, transportavimo, maitinimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis. Užsienio reikalų ministerija šiuo metu yra sudariusi 5 sutartis. Aukšto rango svečiai, ministrai, Europos komisijos nariai bus vežiojami BMW automobiliais. 183, 5 ir 7 klasės automobilių parūpino bendrovė Krasta Auto. Pirmininkavimo renginiai vyks ir šaltuoju metų laiku, tad įmonė pasirūpins ir žieminėmis padangomis. Degalų nemokamai įpils Orlen Lietuva. Geriamąjį vandenį per visą pirmininkavimo laikotarpį tieks Birštono mineraliniai vandenys. Bendrovė ketina pirmininkavimo metu suteikti apie 100 000 litrų. Tas vanduo stovės posėdžių metu tiek Vilniuje, tiek Briuselyje. Ateityje ketinama dar pasirašyti ir deramasi su kitomis mažesnėmis įmonėmis, kurios galėtų pavaišinti pirmininkavimo svečius nacionaliniais, tradiciniais lietuviškais produktais, maisto produktais, gėrimais, saldumynais, arbata. Paslaugas per pirmininkavimą teiks ir informacinių technologijų bendrovė Baltic Data Center. Viso pirmininkavimo metu neatlygintinai teiks duomenų saugojimo ir kopijavimo paslaugas. Bendrovė suteiks galimybę mums saugoti 60 milijonų dokumentų, bei taip pat, kad 4 valandas darys po 10 kiekvieno dokumento kopijų atsargai. Visa tai bus saugojama, kaupiama debesų kompiuterijos pagrindu. Siuntų pristatymą užtikrins transportavimo ir sandėliavimo bendrovė DHL Lietuva. Įmonė gabens siuntinius į visas valstybės, kuriuose Lietuva turi atstovybės ir konsulatus. Taip pat užtikrins, kad įvairias valstybės pasiektų dovanos bei Lietuvą pristatančios parodos. Pirmininkavimas ES tarybai turi ne tik vyriausybinį, bet ir parlamentinį aspektą. Taigi ruoštis reikia ir Lietuvos parlamentarams. Apie tai šiandien kalbamės su Seimo pirmininko pavaduotoju, Europos reikalų komiteto vadovu Gediminu Kirkilu. Sveiki. Labadiena. Visų pirma, koks tas parlamentinis aspektas ir koks yra parlamentarų vaidmuo visame pirmininkavimo procese? Na, aš pasakysiu, kad jis yra labai svarbus, ypatingai turint galvoj Lietuvos modelį, vadinamą modelį, pagal kurį mes išduodam mandatą vyriausybei. Taigi, be mūsų, pavyzdžiui, Europos reikalų šiuo atveju komiteto, jeigu mes išduotume mandatų kokiom nors tarybom, ten Ekofinui, tai yra finansų ministram arba ten socialiniams, tai apskritai niekas nevyktų. Tai tą progą aš pasakysiu, kad Europos reikalų komitetas nusprendė išduoti tą mandatą vyriausybei visam pusmečiui. Čia tokia yra labai rimta išimtis. Aišku, gali būti taip, kad Seimas nuspręs kaip nors kitaip ir galbūt grįšim prie kažko, kas mus netenkina kokiuose tai darybose. Bet vis tik tai mes čia taip sakant, viskas prasideda nuo parlamento. Kitas dalykas bus ir tam tikras bendradarbiavimas būtent tarp parlamentarų įvairių šalių. Taip, jis jau vyksta. Kadangi mes esam vadinam trejete.
3 šalis šiandien - Airija, Lietuva ir Graikija. Ir dabar šalis narės labai domisi įvairiais aspektais. Tai labai daug yra vizitų iš įvairių šalių. Pirmiausia, mūsų aplanko kaimynai, tai švedai didžiausias, sakyčiau, daugiausia vizitų yra, aišku, iš kitų šalių taip pat. Kalbant apie patį parlamentarų, sakykime, pasirengimą, gal jeigu taip galima įsireikšti, tai vis dėlto parlamentas dirba pusmetį, šiek tiek daugiau nei pusmetį ir tarkim jūsų vadovaujamame Europos reikalų komitete pasikeitė pusė narių ir jie yra naujokai. Ar iš tikrųjų tai nepadarys Lietuvai kažkokios meškos paslaugos, tai kad vis dėlto tos žinios galbūt nėra dar tokios gilios, kalbant tiek apie Lietuvos interesų atstovavimą, tiek kalbant apie europinių reikalų išmanymą arba europinės politikos išmanymą? Na, iš vienos pusės taip, iš kitos pusės ta kita pusė, jau patyrusioji pusė, tai kaip tik yra labai solidėjai. Čia yra ir buvęs vyriausias derybininkas Petras Auštrevičius, buvę 2 premjerai, tai Gediminas Kirkilas ir Andrius Kubilius, buvęs užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis, aš jau nekalbu apie Emanuelį Zingerį, bet iš kitos pusės ta nepatyrusioji, kas tai yra? Tai yra profesorius Juodka, kuris vadovauja užsienio reikalų komitetui. Tai yra visai eilė jaunų mūsų parlamentarų, kaip Andrius Mazuronis, Linas Balsys, kurie, mano požiūrį, labai greitai mokosi, tai vienas dalykas. Aš manyčiau, kad, sakysim, pavyzdžiui, Aušrinė Marija Pavilionė, taip, jau ne pirmą kartą Europos reikalų komitete. Tai toks leidinys yra, bet nepaisant to mes vis tiek mokinam. Ne tik tai Europos reikalų komiteto narius, bet ir kitų komitetų pirmininkus. Nes ta parlamentinė dimensija, apie kurią mes su jumis kalbėjom, tai yra 12 konferencijų, kurių už didesnę dalį jų bus atsakingi, sakysim, finansų biudžeto ekonomikos komitetas, socialinės apsaugos komitetas, jie turės atskiras konferencijas, nacionalinio saugumo gynybos užsienio reikalų komitetas, informacinis komitetas dėl skaitmeninės Europos ir daugiakalbystės Europoje, beje, tai yra viena iš temų labai įdomių. Taip kad ir kitų komitetų pirmininkai, taip pat jų kolegos ir pavaduotojai, taip pat mums yra labai svarbus. Čia yra bendra komanda. Visiškai neseniai viešėjo iš Briuselio delegacija, kuri tiesiog pasižiūrėjo techninį pasiruošimą Lietuvos, vadinamo Kosako, tai yra nacionaliniai parlamentai plus Europos parlamentas, ir jie aukštai vertino mūsų pasiruošimą. Tai ta prasme, kad techninių požiūrių, visais kitais aspektais organizacinių mes esam pasiruošę, o jau politikai, ministrai įdės turinį į tą pasiruošimą. O kalbant, jūs užsiminėte jau apie Europos parlamentą, tai tam tikras bendradarbiavimas bus per pirmininkavimą ir tarp Lietuvos Seimo ir Europos parlamento, bus įvairių susitikimų ir panašiai. Tai galima sakyti, kad Lietuvos politikai, Lietuvos parlamentarai taip pat galės vaidinti svarbu vaidmenį dėrybose, ypač svarbiose dėrybose. Vieni iš pirmųjų, kuriuos mes pakvietėme Europos reikalų komitetas, tai visa mūsų delegacija Lietuvos. Kaip žinote, dabar yra 12 parlamentarų, nuo kitos kadencijos bus vienu mažiau. Visi buvo pakviesti jau ne vieną kartą, mes kelis kartus susitikome, jie aišku patys dirba įvairiuose komitetuose ir taip pat įvairūs Europos parlamento komitetai mus gana aktyviai lankot. Praeitą savaitę, pavyzdžiui, buvo labai svarbus pramonės prekybos, skaitmeninės, vidaus rinkos komitetas, kuris labai daug klausimų sprendžia ir kelia. Na, bet jeigu jūs paminėjote Europos parlamentą, tai labiausiai mums nerima kelia, tai Europos parlamento svarstymas finansinės perspektyvos 14-20 metų. Kaip žinote, po pirmo svarstymo kol kas Europos parlamentas nepritarė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog gali atsitikti taip, kad Airijos pirmininkavimo metu biudžetas nebus priimtas. Tai reiškia, kad jisai pereis į mūsų dalį. O jeigu taip konkrečiau pasižiūrėti, tai matyt, tai jau atsitiktų tik tai rudenį. Nes Europos parlamentas dirbs tik tai iki Liepos mėnesio, o po to atostogos tik tai rugsėjas arba spalis. Tai reiškia, kad tai iš dalies keičia mūsų darbotvarkę. Nes jeigu Europos parlamentas jau pritartų biudžetui, tai tada į Lietuvą ateitų maždaug apie 450 teisės aktų susijusių su tuo. Kodėl tai yra svarbu? Nes aš, pavyzdžiui, kaip politikas galvoju, kad, kaip jūs žinote, artėja Europos parlamento rinkimai. Ir jeigu nebus pritarta šiais metais, tas pirmiausia Lietuvai yra nelabai gerai, todėl kad tie pinigai, kurie dabar sutarti Lietuvai, ypatingai kas mus jaudina čia Ignalinos atominės uždarimas, tai tam nebus pritarta ir gali atsitikti taip, kad mes turėsim vadovautis 1/12. Kitas dalykas, kad jau tada visiškai arti bus Europos parlamento rinkimai ir tikėtis, kad po to, kai mūsų Europos parlamentas
pritars, na, reikia pasakyti, gana sunku. O dabar, beje, kiek teko bendrauti su Europos parlamento nariais, ar jaučiamos rinkimų nuotaikos jau? Na, jaučiamas, aišku. Pagrindinės partijos, tai yra Europos socialistai, konservatoriai ir liberalai, aišku, ruošiasi. Jie ruošia savo rinkiminės platformas. Ginčas pagrindinis vyksta dėl keletos dalykų. Tai aš pasakyčiau taip, ar toliau Europa turi taikyti griežtą taupimo politiką, ar daugiau skatinimo priemonių. Kartais pirmininkavimą galima palyginti, tarkim, toks yra, kad tai turėtų rūpėti tik tais politikams, diplomatams, valstybės tarnautojams. O kur čia galėtų, sakykime, paprastas Lietuvos gyventojas, Lietuvos žmogus jausti tą tiek naudą, kalbant apie naudą, tiek, sakykime, galbūt prisidėti prie to paties pirmininkavimo? Aš manau, kad pats pirmininkavimas yra tiesiog unikali galimybė dar kartą Lietuvą pristatyti ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, nes kaip aš galbūt dar nepaminėjau, bet, sakysim, mūsų pirmininkavimo metu bus svarstomi tokie klausimai kaip laisvos prekybos sutartis tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galim, verslas jau domėsis. Čia bus pirmiausia daugiau tarptautiniai žiniasklaidai. Tai, ką mes darom, sakysim, mūsų vyriausybės ir prezidentai prieš tai darė, bandydavo pristatyti Lietuvą įvairiems užsienio investuotojams, tai tas bus jau, kaip sakoma, savaime taip atsitiks. Bet to tai yra valstybės lygis. Jeigu valstybė sugeba turėti tokius renginius, tos Lietuva nekartą turėjo, ne tokio maštabo, šiek tiek mažesnio dydžio renginių. Bet šitas bus, aišku, pats didžiausias, atsakingiausias. Na ir nepamirškim, kad čia dalyvauja tie politikai, raktiniai politikai, patys aukščiausi, premjerai, prezidentai, kurie priima sprendimus. Ir čia mes turime labai gerą galimybę. Pirmiausia, atsiverti. Na, aš jau nekalbu apie tai, kad į patį renginį, į jo aptarnavimą, maitinimą bus įjungta labai daug žmonių. Be to, šitie mūsų svečiai pamatys ir kitas Lietuvos vietovės. Mes stengiamės turėti kaip galima platesnę geografiją, kad ne tik tai Vilnius, bet ir Kaunas, ir Trakai, ir galbūt kiti miestai. Šiuo metu kaip tik kalbame su savivaldybėmis. Savivaldybės gana aktyviai siūlo įvairius dalykus. Bus proga susipažinti su Lietuvos kultūra, su mūsų kalba, su mūsų žmonėmis iš arčiau. Tai, aš sakyčiau, aš labai gerai žinau, kad, pavyzdžiui, Latvijos, Estijos politikai mums šiek tiek pavydė, kad mes esam pirmieji tarp Baltijos šalių, kurie pirmininkaus Europos Sąjungai. O apskritai tai yra iš tikrųjų unikalus dalykas. Aš sakyčiau, kuris su tos integracijos reikalose be ne 20 metų, labai sunkiai įsivaizdavau prieš dar 10-15 metų, kad mes kažkada būtent pirmininkausim, vadovausim Europos Sąjungai. Tai buvo gana sunku įsivaizduoti. Kaip kai kurie sako, tai yra tam tikras integracijos užbaigimas, kad mes jau visiškai... Taip, aš pasakyčiau, kad taip, jie teisūs yra. Ką galėtumėt palinkėti Lietuvai, galbūt kartu šiuo atveju ir savo, kadangi būsite vienas tarp tų pagrindinių politikų, kurie dalyvaus tame pirmininkavimo procese, būtent kalbant apie pirmininkavimą? Tai aš palinkėčiau, kad pirmiausia mes vykdytume visus savo prioritetus ir, aišku, ne visur mes čia esam. Ne viskas nuo mūsų priklauso, pavyzdžiui, rytų partnerystė. Gali atsitikti tose šalyse, kurios yra partneris kas nors, nedaug dievė. Bet kad mes įvykdytume savo tikslus ir maksimaliai parodytume ir atvertume Lietuvą Europą ir pasaulį. Ačiū Jums už pokalbį, sėkmės darbuose. O mes susitiksime po reklamos. Tęsime laidą. Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai daug darbo turės ir vertėjai, ypač dirbantys Briuselyje. Jie turės versti posėdžius ir spaudos konferencijas. Darbą jie turės, nes dalis ministrų užsiminė, kad oficialiai pirmininkauti ketina lietuviškai. Iš viso kartu su nuolatiniais ir laisvai samdomais dirbs per 100 vertėjų. Jūsų dėmesio į pasakojimas apie jų darbo subtilybės ir kaip jie ruošiasi pirmininkavimui. Consumer safety work group. Europos Sąjungoje yra 23 oficialios kalbos, tarp jų daugeliui gerai pažįstamos anglų, prancūzų ar vokiečių, bei gerokai egzotiškiau skambančios maltiečių ar airių kalbos. Tad nei viena bendrijos institucija neišsiverstų be būrio vertėjų. Europos komisijoje ir taryboje žodžiu verčia apie 50 lietuvių. Daugiausiai jie tai daro sinchroniniu būdu. Pareigūnui kalbant, jo pasisakymas iškart verčiamas čia pat kabinoje ir jį galima girdėti ausinėse. Vertėjai
taip pat ruošiasi artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Kas savaitę jie susitinka su Lietuvos nuolatinės atstovybės ekspertais aptarti teisės aktų, kurie bus intensyviai svarstomi kitą pusmetį. Jei vertėjas pats gerai supras turinį, jį galės teisingai ir išversti. Todėl šios profesijos atstovams ypač svarbu gerai pasiruošti. Mūsų vaidmuo bus svarbus todėl, kad mes bandysime padėti susikalbėti Lietuvai, sakykime, kaip pirmininkaujančiai šaliai su kitom valstybėm narėm, todėl kad lietuvių kalbos, kaip žinome, tikrai kiti nemoka ir nedaug kas mokinasi. Taigi, jeigu per posėdį bus pirmininkaujama lietuviškai, mes vertėjai turėsime versti tą pirmininkavimą, visą tai, kas sakoma, į anglų, į vokiečių arba į prancūzų, į kitas kalbas, tam, kad kitos kabinos, kitos delegacijos galėtų suprasti tai, kas yra sakoma. Kol vieni vertėjai gilinasi į teisės aktų turinį, kiti turi galimybę praktikuotis. Kabinose vertėjai dirba po kelis ir keičiasi jie kas pusvalandį. Tačiau ir tada, kai neverčia, kolega šalia turi klausytis pokalbio salėje ir padėti verčiančiajam. Pagalbos dažnai prireikia pamiršus terminą ar pašnekovui ėmus vardinti daugybę skaičių. Darbas reikalauja didžiulės koncentracijos. Todėl mes ir sėdim po 2 arba 3 žmonės vienoje kabinoje ir kas kiek laiko keičiamės, nes kitaip koncentracija, susikaupimas krenta, žmogiškai gana sunku yra išlaikyti tokį lygį. Tačiau kartu ir daug privalumų tas darbas teikia, jis, kaip sakiau, labai įdomus ir kaip pavyksta perduot kalbėtojo mintis taip, kad klientui susidaro įspūdis, juk jis išgirdo tą mintį tiesiai iš kalbėtojo lūpų, nors buvo kalbėta kita kalba. Tai tada tikrai vertėjų didelis džiaugsmas, jeigu tai pavyksta padaryti. Lietuvai perėmus pirmininkavimą, lietuvių vertėjams žodžiu darbo bus daugiau. Pirmiausiai dėl to, kad priešingai nei dabar jie turės daug versti iš lietuvių į užsienio kalbas. Kiekviename tarybos posėdyje ar spaudos konferencijoje bus užtikrinamas vertimas ir į ir iš lietuvių kalbos. Todėl ministrai ar kiti pareigūnai galės laisvai pasirinkti, kurią kalbą kalbėti. Tačiau neformalioje aplinkoje bendrauti jiems teks jau savarankiškai. Posėdžiai yra tik tai tam tikras blyksnis visame darbe, oficialus blyksnis, per kurį reikia būti pasitempusiam, pasipuošusiam, kalbėti gražiai lietuviškai ir nepamiršti, kad tu atstovauji ne tik savo šalį, kaip yra dabar, bet kai Lietuva pirmininkaus, tas žmogus iš principo atstovaus ir visą Europos Sąjungą. O kai pasibaigia posėdis, užgesta šviesos, tada reikia pradėti neformaliai bendrauti. Ir čia anglų kalbos žinios tikrai reikia. Ir jau tikrai nesvarbu, ar tu moki labai gerai, ar šiek tiek prasčiau, svarbu nebijoti bendrauti. ES institucijose verčiama ne tik žodžiu. Vien šiame Europos komisijos padalinyje Liuksemburge dirba apie 70 lietuvių vertėjų ir jų asistentų. Jie raštu verčia komisijos dokumentus į lietuvių kalbą. Per dieną vertėjas vidutiniškai išverčia 7 puslapius, o per metus jų susidaro maždaug 1000. Šiame darbe ypač praverčia elektroninės vertimo priemonės. Galima lengvai naudotis ankstesniais vertimais, nes frazės dažnai kartojasi. Nors iš pirmo žvilgsnio galėtų žmonėms atrodyti, kad, nuobodu sėdi 8 valandas prieš kompiuterį ir verti teisės aktą, bet taip nėra, labai didžiulė įvairovė šitam darbe. Vieną dieną verti apie salmoneliozės protrūkį, kitą dieną apie mokslininkų stažuočių programas, trečią apie antidempingo priemonės Indijos kilmės plieno vamzdžiams ir taip toliau ir panašiai. Temų įvairoviai čia galo nėra. Čia dirbantys vertėjai dažnai susiduria su užsienio kalbų terminais, kurių atitikmenų lietuvių kalba nėra. Tada prasideda kūrybinis darbas, kuriame dalyvauja ir valstybinė lietuvių kalbos komisija, ir atskiri kalbininkai bei konkrečios srities žinovai. Derinant jų pozicijas atsirado tokie nauji terminai kaip žaliosios technologijos ar ekomanipuliacijos. Už mano nugaros vadinamojo slaptojo kambarėlio durys. Žurnalistai į jį patekti negali, nes čia verčiami konfidencialūs dokumentai. Norint užtikrinti slaptumą, vertėjai naudojasi nuo visų išorinių tinklų atjungtais kompiuteriais, o su slapta informacija dirbančius lietuvių vertėjus tikrina Lietuvos specialiosios tarnybos. Ir ne tik slaptų, bet ir kitų vertėjus pasiekusių tekstų jie viešinti negali, nes yra pasirašę susitarimus dėl konfidencialumo. Lietuvių vertėjai taip pat dirba ES teisingumo teisme. Jie privalo turėti teisininko išsilavinimą, o ir darbas jų kiek kitoks.
teisininkų lingvistų. Simonas Toliušis rengia Teisingumo teismui aukštos kokybės ir teisiškai tikslius lietuviškus tekstus. Verčia iš anglų, prancūzų, ispanų ir lenkų, o kartais darbe prireikia ir dar daugiau kalbų. Ольга, здравствуйте, я вам перезвоню, я не могу сейчас говорить. Ir rusiškai turiu galimybės kartais pabendrauti. Tam, kad tinkamai suformuluoti arba perteikti tą mintį, reikia, aišku, įsitikinti arba suprasti tą situaciją teisinę, kuri susiklosto toje sistemoje konkrečioje. Ir be to dar reikia išmanyti ES teisę, kuri yra aiškinama tame kontekste. Ir trečias aspektas, tai reikia nustatyti atitikmenys Lietuvos teisės sistemoje ir kad būtų galima tą situaciją, kuri vyksta, pavyzdžiui, kitoje valstybėje narėje, tinkamai teisiškai apibūdinti Lietuvos, taip, kad teisininkas Lietuvoje suprastų ją tinkamai. Vertėjo darbe klaidos gali kainuoti itin brangiai. Pavyzdžiui, jei viena teisės akto kalbos versija skiriasi nuo kitų, tai reiškia ir skirtingą jo taikymą. Sykį taip atsitiko, kai lietuviškoje teisės akto versijoje trūko vieno žodžio, kuris leido dokumentą dėl alkoholio kiekio saldainiuose aiškinti priešingai nei versijas kitomis kalbomis. Tai tik parodo, kad vertėjo darbas nemažiau atsakingas nei įstatymus priimančio politiko. Eglė Merkytė, Edvardas Špokas, LRT televizijai iš Briuselio ir Liuksemburgo. Per Lietuvos pirmininkavimą vyks ne tik politiniai, bet ir kultūros renginiai. Taip norima tarptautiniai bendruomeniai pristatyti Lietuvos meną. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai oficialaus atidarymo kultūriniu akcentu taps jau 7 metus Vilniuje organizuojama kultūros naktis, kuri šiemet vyks naktį iš Liepos 5 į 6. Įdomu tai, kad Kipras per savo pirmininkavimą surengė maždaug 450 kultūrinių renginių. Apie Lietuvos kultūrinius renginius pažiūrėkime reportaže. Viena iš pirmininkavimo ES tarybai galimybių išsamiai pristatyti Lietuvos kultūros pasiekimus. Tokiu tikslu parengtos 4 parodos, kurios per visą pirmininkavimo laikotarpį pasieks įvairias šalis. Lietuvių fotografijos istoriją bei poeziją pristatys paroda Poetiniai dokumentai. Joje daugiau nei 100 žymiausių 20–21 amžiaus kūrėjų darbų, suskirstytų į 5 temas – gamta, žmogus, miestas, laikas, atmintis. Fotografijas papildo į anglų ir vokiečių kalbas išversti lietuvių poetų tekstai. Paroda keliaus į Vokietiją, Austriją, Jungtinę karalystę. Šiuolaikiniam menui skirta kita paroda – Didesnio dalis. Dabar yra populiarus būdas šiuolaikinį meną pristatyti darant profesionalias kopijas. Tai šitoje rinktinėje, bendradarbiaujant su 20 žymiausių Lietuvos menininkų, taip pat ir Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų, yra padarytos tikrai gerai žinomų darbų, fotokopijos ir iš jų sukurti plakatai, kuriuose taip pat aiškinama darbo atsiradimo istorija ir jo reikšmė. Tai mes labai džiaugiamės, kad turime netgi 3 šitos parodos kopijas. Džiaugiamės, kad jie labai susidomėjo Jungtinė karalystė, Prancūzija. Lietuva pašto siuntoje – tai pavadinta paroda pristatanti į UNESCO paveldo sąrašus įtrauktas vietovės. 10 autentiškų pašto siuntų dėžių telpa Vilniaus senamiestis, Kernavė, Kuršių nerija, Sutartinės, svarbiausi istoriniai įvykiai. Paroda interaktyvi, tad prie kiekvienos siuntų dėžės lankytojams teks praleisti šiek tiek laiko, vienur pažiūrėti ir pasiklausyti, kitur pažaisti. Su kiekviena ES nare Lietuva turi tam tikrų istorinių, politinių ar kultūrinių sąsajų. Jas atskleis paroda Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje. Norime, kad prancūzas atėjęs prie to stendo prisimintų, kad žymus rašytojas Romanas Gari arba Emilis Ažaras yra gimęs Vilniuje. Savo knygose jis aprašo savo pirmosius gyvenimo metus Vilniuje. Kita įdomi sąsaja yra Čekijos ir Lietuvos sąsaja, tai raidės Č, Ž ir Š yra pasiskolintos iš čekų kalbos. Mūsų lietuvių kalbos patriarchas, daktaras Vasinavičius, gyvendamas Čekijoje, atrado tas raidės, suprato, kad jos labai tinka lietuvių kalbai. Per visą pirmininkavimo laikotarpį bus ir kitų renginių, konferencijų, koncertų. Rengiama ir dokumentinio kino programa Kino inkliuzai. Lietuvių dokumentika šiuo metu skaitmeninama, nes iki šiol užsienyje filmų nebuvo įmanoma parodyti dėl prastos kino juostų kokybės.
Per kone 2 mėnesius trukusį laidų ciklą ne vienas pašnekovas linkėjo Lietuvai gero pasiruošimo ir tikėjo Lietuvos sėkme perimant ES vairą. Baigiant laidų ciklą, dar vienas palinkėjimas iš eurokomisaro Algirdo Šemetos lūpų. Lietuvai reikėtų palinkėti kantrybės ir turbūt užsispyrimo siekiant kompromisų ES svarbiais klausimais, nes pirmininkaujančios šalies svarbiausias uždavinys yra pasiekti susitarimą. Pirmiausia, susitarimą tarp šalių narių, tai yra darbas taryboje, toliau susitarimą tarp tarybos ir Europos parlamento. Ir šiuo atveju pirmininkaujančios šalies vaidmuo yra labai svarbus. Taigi, galima turbūt sakyti, kad pirmininkavimas jis atves Lietuvą į Europą ir Europą į Lietuvą. Ir tai yra puikia galimybė Lietuvą pristatyti visiems Europos žmonėms. Tai paskutinė laida mes 2013 apie Lietuvos pasiruošimą pirmininkauti ES tarybai. Kaip sakė Leonidas Donskis, Lietuva yra ambicinga ir čempioniško mentaliteto tauta. Tokie ir būkime. Sėkmės!